Ar žinai, kad pagrindinė vitamino C funkcija yra gaminti kolageną, kuris yra reikalingas mūsų žaizdų gijimui, dantenų apsaugai, odos grožiui. Apsaugo vitaminas C mus nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Cholesterolis nėra problema, kol jisai nėra oksiduojamas. Taigi vitaminas C apsaugo nuo oksidacijos, apsaugo ir nuo cholesterolio problemos, kimbančio cholesterolio. Vitaminas C taip pat sustiprina mūsų arterijų kolageninės skaidulas. Vitaminas C tinka visiems sergantiems hipertenzija, nes padeda mažinti tromboksano, tokia pagrindinio krešulių susidarimo skatintojo kiekį. Vitaminas C taip pat stiprina ir mūsų imunitetą. Tai yra svarbiausia medžiaga apsauganti mūsų plaučius nuo to ardamo poveikio. Su maistu ar su papildais nepakankamai gaunant vitamino C didėja rizika susirgti astma. Astma sergantiems žmonėms vitaminas C yra labai reikalingas ir jis yra reikalingas žymiai didesniais kiekiais nei vidutiniškai reikia sveikam žmogui, jeigu mes norime turėti naudą, ne? O ne vien tik tais pasidėti pliusiuką, kad mes naudojame vitaminą C. Taigi, apie ką aš noriu pakalbėti ir ką rekomenduoti? Tai aš noriu rekomenduoti maisto papildą Neolife kompanijos prailginto veikimo vitaminą C, kuris per 6-8 valandas išsiskiria ir suteikia mūsų organizmui reikalingą vandenyje tirpaus vitamino C kiekį. Vienoje tabletėje vitamino C yra 200 mikrogramų. Šis vitaminas C taip pat yra sudėtyje, jo yra taip kaip natūraliai, ne, mes uogoje valgome ar vaisiuose. Tai yra dar ir su bioflavonoidais, kurie pagerina vitamino C pasisavinimą. Tai va, tai jeigu mes norime, sakykime, išspręsti, padėti savo organizmui išspręsti mano išvardintas problemas, tada jam reikia žymiai didesnių kiekių vitamino C, tam, kad mes tai galėtumėme išspręsti.